Sveiki, mėlyjeji. Su jumis ir vėl aš, Jolanta, ir YouTube kanalas Taro gyvenimai ir meiliai. Atėjo metas pasižiūrėti mūsų tradicinę rubriką Harmoningo gyvenimo link. Kaip mes ten, kaip žmogus ten, kaip ką, ar ne? Ko jis tikisi, ką jis planuoja, kas jam bus, ko nebus, gerai? Šiandien turiu labai gražias kortas, Grand Lux Taro. Taigi pasižiūrėkime. Apie ką mes kalbėsime? Situacija čia ir dabar. Pažiūrėkime. Situacija čia ir dabar. Kaip visada, ne? Kas buvo ne taip seniai? Kaip jūs arba tą situaciją mato kiti žmonės? Kaip jie jūs mato? Tot kokios didelės kortos gražios, ar ne? Kur link jūs einate? Kur link jūs einate? Kas tame kelyje jums gali padėti? Kas tame kelyje jums iš tikrųjų padeda? Kas iš tikrųjų padeda? O kas jums trukdo? Kasgi jums trukdo? Kas jūsų valioje? Ką jūs galite pakeisti? Kas jūsų valioje? O kas nuo jūsų nepriklauso? Ko jūs negalite pakeisti? Ko jūs tikitės? Ko jūs tikitės? O kas bus iš tikrųjų? Kasgi bus iš tikrųjų? Ir kaip situaciją mato Taro? Į ką atkreipti dėmesį? Į ką jums atkreipti dėmesį? Kaip situaciją mato Taro? Na ir apie ką mes kalbame? Kokia pokaladinė korta? Nu, visiškas košmaras, imperatorius, žmogus prie statuso, prie valdžios, prie verslo. Turi svajonę, ne tai, kad svajonė, turi priklausomybę. Bet priklausomybė kažkam ir ta priklausomybė ji negalima. Tai, ko žmogus nori, jis negali gauti. 3 kardai. Na, pažiūrėkite, kokia skaudi situacija. Žmogus tikriausiai yra vedęs, įsivėlęs į meilės trikampį ir jis negali gauti to, ko labai nori. Arba žmogus nori žmogaus, bet žmogus yra ne su juo, galbūt su kitu žmogu ir jis jo negali gauti. Jis taip mano, kad jis jo negali turėti. Nebent jis jam nieko nesiūlo. Gerai, mėlėjai, tai situacija čia ir dabar. Pasižiūrėkime. Oi, Grandlius, kaip aš jūs gražiai išdėlioju, bet aš jau dabar viską sudarkysiu. Meilė. Situacija čia ir dabar. Meilė. Jausmai, meilė. Žmogus yra pilnas emocijų. Šią minutę, kai jūs žiūrite video, tas žmogus, apie kurį galvojate, jūs myli. Arba jūs labai mylite tą žmogų. Arba jūs labai norite kažkokių pinigų didelių. Arba norite kažkokios tai laimės, galbūt kažkam gresia vestuvės, gal kažkas, tai gal laukėtės kūdikio. Nu, kažkokį džiaugsmą, didelį džiaugsmą. Bet dažniausiai tai yra meilė, visa apimanti meilė. Vat situacija čia ir dabar yra meilė. Jausmai. Kas buvo ne taip seniai? Mėnulis. Galbūt sapnavote žmogų, galbūt sapnavote įvykius, pergyvenote. Situacija, kas buvo ne taip seniai, galėjo būti išdavystė, galėjo būti paniekinimas jausmų, neįsakymas jausmų, slėpimas jausmų. Kas buvo ne taip seniai? Tokie gražus jausmai, situacija šiandien čia ir dabar, jausmų, taurė jausmų. O kas buvo ne taip seniai? Nu, visiškas panirimas į nežinomybę, į baimės, į nesupratimą, kas bus toliau, kas su manimi bus toliau, kaip aš gyvensiu toliau. Mėnulis tai tokia bjauri korta, tai tokia klampynė, tokia pelkė, kad žmogui sunku iš jos išsivaduoti. Jis gali išsivaduoti, jeigu jis atvirai išreikštų tai, ką jis nori. Jeigu jis pripažintų tai, ko jis nori, arba bent sužinotų, ko jisai nori.
Čia yra sąmonės dvipusiškumas, čia yra protas ir valia, protas ir jausmai nesusitarė. Čia yra du. Žmogus nebežino, kas jam draugas, kas jam priešas, kaip iš tos situacijos išeiti. Niekas neaišku. Kas buvo ne taip seniai? Gali būti mėnulis, galėjo būti mėnulis. Mėnulis tai kas? Mėnulis yra alkoholis, mėnulis yra narkotikai, mėnulis yra visokie raminamieji, visokie tokie dalykai, kurie pakeičia mūsų mąstymą, kurie kažkaip leidžia mums atsipalaiduoti bent jau tą minutę ir negalvoti apie tai, kas mums svarbu. O dar yra mėnulis išdavystės, dar yra slėpimas tikrųjų jausmų, tikrųjų kėslų nuo žmogaus, nuo aplinkos. Neatsivėrimas žmogui, neatsivėrimas aplinkai. Oi, kaip jūs mato kiti žmonės? Na, žmonės mato, kad jūs kažkur žengėte, jau kaip ir numatėte kryptį, žengėte kažkur tolyn, jau į ateitį. Jūs jau matote ateitį, matote prošvaistę, bet dar nieko nedarote. Stovite ant didelio kelio pradžios, stovite ant didelio kelio, ant ateities kelio, bet dar nežengėte to žingsnio, kuris tikriausiai jums bus lemtingas. Kaip jūs mato žmonės kiti, kad jūs turite planą ateičiai, jūs tai matote, bet jūs nežengėte dar ne žingsnio. Jūs lūkuriuojate. Laivai jau atplaukia, ateitis jau atplaukia, bet jūs dar nieko nedarote. Bet taip jūs mato dabar kiti žmonės. Kur link jūs einate? Kur link jūs einate? Link naujos pradžios. Pažiūrėkite, čia taurių tūzas, o čia lazdų tūzas. Kur link jūs einate? Link naujo gyvenimo. Aš turėjau tokios patirties, kai žmogui iškrito būtent šita korta. Ir teko tiesiog atsekti įvykius, kad tai kažkas naujo, to jūs dar nedarėte. Tai pirmą kartą lazdų tūzas yra impulsas, yra įvykis, bet tai yra veiksmas. To jūs dar nedarėte. Kur link jūs einate? Link naujo gyvenimo, link naujos pradžios. Čia visaip gali prasiduoti. Kažkam naujas darbas, naujas verslas, naujas klientas. Ne, jūs to dar nedarėte. Kažkas tokio, ko dar nebuvo. Bet tai pozityva, tai labai gerai. Aš stebėjau įvykius pagal šitą kortą. Iš tikrųjų, žmogus atliko tai, ko jis gyvenime savo dar nebuvo daręs. Ir tai į naujo gyvenimo pradžią. Tai buvo jam naujo gyvenimo pradžia. Bet taip va. Tai žiūrėkite, kur link jūs einate? Link naujo gyvenimo. Link kažkas naujo bus. Kas tame kelyje jums gali padėti? Gali padėti. Susitikimas, pasimatymas, išsisakymas jausmų, atsivėrimas, nuoširdumas, gera kompanija, taurė vyno, pasikalbėjimas, 3 taurės, kažkam mergvakaris, kažkam vestuvės. Kas jums gali padėti? Susitikimas, laimė, meilė, kompanija. Gera kompanija jums gali padėti. Gera kompanija, pasimatymas. Bet čia ne dviese, čia 3 ir daugiau. Gera kompanija jums gali padėti. Galbūt draugai jums gali padėti kažkuo. O kas jums iš tikrųjų padeda? Kas jums iš tikrųjų padeda? 3 pentakliai, kad jūs mokate susitarti, jūs mokate dirbti komandoje ir jūs mokate komandą panaudoti savo tikslams. Jūs mokate susitarti, kad jūsų draugai, tie žmonės, kurių jūs prašysite pagalbos, jie padarys taip, kaip jums reikia. Jūs mokate pareikalauti, jūs mokate pamokyti žmonės elgtis taip, kaip jums reikia. Pakreipti savo meistriškumą jūs turite tokį, jūs čia profesionalas, jūs mokote žmonės atlikti tai, ko jums reikia. Tai jums padeda, jūsų gebėjimas dirbti komandoje. Tai jums padeda. Nuo santykiuose, kas jums iš tikrųjų padeda, kad jūs turite antrą variantą, jeigu čia eina kalba apie meilę, kurios jūs negalite turėti, tai jūs, kas jums padeda, kad jūs žinote, kad jūs turite dar kitą žmogų, jūs čia ne vienas, čia 3 komandai, 3. Ir čia 3, ir čia 3, tai tikrai yra meilės trikampio kortos. Jūs vadinasi, kas jums iš tikrųjų padeda, kad jūs žinote, kad jūs visada turite antrą variantą. Jeigu su pirmu nepavyks, tai antras visada yra, ar ne? Komanda išlieka. Gerai, mėlyje, o kas jums trukdo? O kas jums trukdo pasiekti? Jūsų atsiskyrėliškumas, kas jums trukdo? Atsiskyrėlis. Gali būti jums trukdo amžius. Jūs jau kompleksuojate dėl savo amžiaus. Galbūt jūs jau tikrai su žila barzda arba žilstelėjusiais plaukais ir mergaitės jau su raukšlelėmis veide. Kas jums trukdo? Amžius. Pokyčiai organizme susijusi su amžiumi. Kas jums trukdo?
Labai didelis protingumas, išmintis. Jūsų išmintis jums trukdo. Gal jau nereikia, gal jau ne metas pradėti naują gyvenimą, ar ne? Va tai jums trukdo, žinokite, tai jums trukdo. Nu, analizavimas situacijos, visokių prikabliukų ieškojimas, sliekų ieškojimas net ten, kur jų nėra. Va tai jums trukdo, tai jums trukdo. Va, lėkite į tą naują, lėkite. Va ten jūs einate, lėkite į naują gyvenimą, lėkite. Gerai, o kas jūsų valioje? Ką jūs galite pakeisti? Jūs galite pakeisti savo stabilumą. Ką jūs galite pakeisti? 10 taurių, ką jūs galite pakeisti? Šeimą? Galbūt jūs esate vienoje šeimoje ir galite pereiti į kitą šeimą. Ką jūs galite pakeisti? Svajonę savo tą tokį jausmus valdyti, svajonę valdyti. Ką jūs galite pakeisti? Jeigu labai mylite žmogų, gal galite nebemylėti, bet pagal mėnulį jūs negalite nemylėti. Mėnulis yra visame kūne, ta meilė yra visame kūne. Ir impulsas naujam gyvenimui yra. Ir čia jau ne impulsas, čia jau ne jausmai. Čia dar yra emocijos jausmai, o čia jau yra veiksmas. Jūs einate link naujo veiksmo, link naujo gyvenimo. Na va, ko jūs negalite, ką jūs galite pakeisti? Nežinau, meilė. Jeigu jūs esate atskirai nuo šeimos, jūs galite susivienyti. Jeigu esate atskirai nuo mylimo žmogaus, jūs galite pakeisti. Jūs galite būti kartu su mylimu žmogu. Jūs galite būti su šeima, jūs galite mylėti, galite surasti žmogų, šeimai, artumą. Nu, ką jūs galite pakeisti? Vat galite jūs tai pakeisti. O kas ne jūsų valioje? O ko jūs negalite pakeisti? Oi, ką jūs galite pakeisti? 10 taurių, kur yra šeima, giminė ir tikriausiai žmona, vaikai arba ten vyras ir vaikai, jūs galite pakeisti. O ko jūs negalite pakeisti? Meilės. Meilės kažkam, va tokios meilės. Pagal tūzus, pagal mėnulį jūs negalite pakeisti. 2 taurės yra meilė, yra žmogus, kuris yra kaip 2 vandens lašai esate, kaip iš vieno indo į kitą jausmai liejasi laisvai. Jūs suprantate viską su tuo žmogum, jūs jaučiate vienas kitą per atstumą, jūs to negalite pakeisti, jūs negalite nustoti mylėti, jūs negalite nustoti jausti tai, ką jaučiate. Vat. Jūs kaip toj dainoj, norėčiau nejausti to, ką tau jaučiu, bet va taip, va to jūs negalite pakeisti. Matot, kokios gražios kortos ir kokią gražią istoriją mes pasakojame, ar ne? Taigi, mėlyje, o ko jūs tikitės? Ko jūs tikitės? Jūs tikitės, kad tai išsisklaidys kaip saldus sapnas, kaip svajonė, kaip kažkas nerealaus, kad tai su laiku praeis, kad tai yra iliuzija, tai, ko jūs norite, yra iliuzija, ko jūs tikitės. Kad jūs čia svajojate, jūs labai daug prisisvajojate, jūs tikriausiai gyvenate 2 gyvenimą, realų gyvenimą ir tą gyvenimą, kuris yra svajonėse, kuris yra jūsų mintise, ko jūs tikitės. Iš kitos pusės galėčiau pasakyti, jūs tikitės savo svajonių išsipildymo. Jūs svajojate, jūs vizualizuojate ir tikitės, kad tos svajonės, tos vizualizacijos išsipildys. Va, jūs to tikitės. Gerai, labai puiku. Reikia svajoti, be svajonių niekur. Na, o kas bus iš tikrųjų? 6 kardai. 6 kardai. Kitose kortų kaladėse 6 kardai žmonės tolsta. Žmonės tolsta nuo neramių krantų į ramius. Reiškia, žmonės nusišalina nuo sprendimo, jį kažkas čia ir dabar dirgina, nervina, bet žmogus nusišalina pagal 6 kardus, jis nusišalina ir jis tiesiog nenori tame dalyvauti. Šitoje kaladėje Grand Lux, pažiūrėkite, čia yra kardai, čia vandenys neramus, čia yra daug bus nervų, daug bus sukrėtimo, bus daug kažkokio tokio sunkumų, dokumentai, čia pokalbiai, čia aštrus pokalbiai ir ta žmonės atplaukia, jie atplaukia. Pagal 6 kardus šitoj kaladėje žmonės atplaukia į tuos 6 kardus. Vadinasi, kas bus iš tikrųjų? Permainos.
Žmogus nebesėdi, nebeplūduriuoja ten ramiame uoste, bet jis eina ten, kur reikia spręsti problemas. Vadinasi, kas bus iš tikrųjų? Reikalai pajudės iš mirties taško. Tik svarbiausia nebijoti tų neramių vandenų ir atplaukti, spręsti problemų. Atplaukti, va mato, žmonės atplaukia. Jie netolsta kaip kitose kaladėse, bet jie artėja. Jie artėja ten, kur yra neramu, kur reikia spręsti problemą. O problemą mes matėme, mes turime. Pagal mėnulį mes tikrai turime problemą. Ir ją reikia spręsti. Taigi, žmogus, kas bus iš tikrųjų? Jeigu jūs tikitės, kad svajonių išsipildymo, tai vadinasi, kai jūs išspręsite, bus daug sunkumų, bet jūs pajėgus tai padaryti. Va, kas bus iš tikrųjų? Permainos tame, ko jūs tikitės. Taip, tai bus permainos. Na, kaip situacija mato Taro ir ką jums atkreipti dėmesį? Teisingumas. Pažiūrėkit, kokios stiprios kortos. Aš pirmą kartą paėmiau į ranką šitą kaladę, tai ne mano kaladė, tai mano dukrytės ir šį vakarą kažkokią nuojautą man paskolino būtent šitą kaladę. Kažkam galbūt labai svarbu išgirsti bus šitą mano dėlionę prieš kažką svarbaus. Ką atkreipti Taro nori, į ką atkreipia dėmesį? Teisingumas. Viskas bus taip, kaip jūs to nusipelnėte. Jeigu praeityje jūs į kažkokį žmogų ar į kokį reikalą ar situaciją įdėjote tik gerus kėslus ir gerą energiją, padarėte kažką tokio, negailėdami savęs, negailėdami laiko, nesitikėdami nieko atgal, tai atkreipkite dėmesį, jums ateis bumerangas, jums ateis geras atpildas, jūs gausite atpildą pagal savo nuopelnus. Jeigu jūsų kėslai buvo blogi iki šios dienos, jūs kažko norėjote žmogaus su kažkokiais tokiais savanaudiškais tikslais, bet čia rodo meilę, tyrą nuoširdžią meilę, kurią slepiate, pagal mėnulį slepiate. Tai jeigu buvo blogi atlikti veiksmai, tai ateis bumerangas toks, kad jums sugrįš šitą karmą, tai kaip jūs elgėtės. Bet jeigu jūs elgėtės gerai ir jūsų tikslai į tą žmogų buvo šviesus ir nuoširdus, tai jūs gausite savo dovaną. Va, pažiūrėkit. Taro sako, atkreip dėmesį į teisingumą. Viskas bus taip, kaip turi būti. Teisingumas. Nei daugiau, nei mažiau. Taigi nebijokite ateities. Ženkite į savo ateitį. Ačiū visiems, mėlyjei. Man labai patiko šitas dėliojimas. Iš tikrųjų, Grand Liux, jūs nuostabus. Ačiū. Ačiū ir jums.